его жене, но вы с ним разговариваете о чем? Ну, я вот разговаривала, что вот я пойду получать за тебя этот подарок, швесолю, там, с сыренькими. И он был доволен, улыбался даже почти. In memoriam Vladimiras Jefremovas, Rusų dramos teatro aktorius, sukūręs virš 130 nuostabių puikių vaidmenų, kaip Rusų dramos, kaip ir kituose Lietuvos teatruose. Aktyvus sąjūdžio dalyvis, Rusų kultūros centro narys. Vladimiro Jefremovo nuopelnai įvertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi, sidabrinės gervės ir kitais apdovanojimais. Neišlaikysi, padėsi. Pasakyk, eime. Родившись в Актюбинске, Казахстане, прожив раннее детство в Берлине и приехав в 1946 году в Литву, он был гражданином мира и толерантно принимал любую культуру. А живя в Литве больше 60 лет, он сросся с Литвой, с ее культурой. И она стала ему второй родиной. Володя был замечательным актером, большим актером. Но его нет. Не стало. Вдруг я это узнал, когда-то, не знаю, куда-то уезжал, вернулся и узнал, что его уже нет. И его искусства нет. Оно будет где-то в каких-то воспоминаниях, может быть, какой-то театровед или кто напишет что-то. Но Володя-то нет же живого Володи, какой он был, его искусство. Это участь всех актеров. Нет, не стало, и искусство это пропало. Но что эти люди, здесь очень красиво было сказано, и Gintaras Rinkevičius, ir Volodė, ir Jonas Vaitkus, kuris dabar vadovauja Rusų dramos teatrui. Ir daug kitų yra iš tikrųjų ambasadoriai. Ir man iš tikrųjų kilo mintis, o ne patart Kubiliui panaikinti užsienio reikalų ministeriją. Nes turim tiek puikių ambasadorių, kurie šitą darbą atlieka. Tik tai šitie etatiniai ambasadoriai, jie viską sugadina paskui. O šitie tikrieji ambasadoriai, jie iš tikrųjų užmezga kontaktus, ryšius ir tai yra nuostabu. Taip, kad iš tikrųjų mes labai prisimenam Volodį. Mes su juo pradėjom kartu. Vienu metu mokėmės Vilniaus konservatorijai, tik aš mokiausi lietuvių grupėj, o jis mokėsi rusų grupėj. Bet tai buvo vienu metu, tuo pačiu metu. Ir mes buvom, iš tikrųjų, draugai. Мне кажется, что он меняется. Он приходит по ночам, врывается в окно
или трещит какой-нибудь мебелью. Но я не боюсь его. Когда он умер, и нету у меня ощущения, что он наблюдает за мной, что он хочет, чтобы я двигалась быстрее, чтобы я сама себя обслуживала. И я успокоилась. И я знаю, что уже никакого эстетства не требуется, потому что Володя, кстати, был эстет, и он не любил, когда я в неглиже или что-нибудь такое. Я успокоилась, и я лучше себя чувствую. 46 metus su žmogum ir mylėti turbūt neįmanoma. Bet turiu pripažinti, kad Володя vis dėlto išlaikė iki galo. Ты же меня не любила никогда. А я любила, я с тебя, пылинка своя, всю жизнь. Ай! Ты же понять ничего не можешь, ты душу мою выдула оттуда вся, и пустота теперь. Отстаю тут, и жизнь прошла. Visą gyvenimą ginčijomės ir pykomės, ir skiriamės, ir taikėmės. Ir svarbiausia, kad po visų susipykimų tie susitaikymai būdavo labai laimingi ir labai gražūs. Taip, kad pyktis ne tik nekenkia, bet padeda suartinti, suburti šeimą. Jau mes galėjom būti pavyzdys, kaip reikia nesugyventi. Кто может поручиться, что даст счастье другому? Ну, разве мы когда-то не поручились друг за друга? Какая нелепость. Не улавливаюсь. Не улавливайте, дорогая, потому что никогда не стремились к счастью. Я временами даже спрашиваю себя, не за это ли я вам больше всего признателен? Kaip jis mane globojo, kai aš susirgau iki operacijos, tai aš niekada nesitikėjau, kad jisai taip pasielgs. Jis vežė mane, mes važiavom į Šventąją, jisai gyveno teatro stovykloj, Žaldokiniai, o aš buvau sanatorijoje. Ir jis ateidavo kiekvieną dieną ir vesdavo mane prie jūros, kur mes eidavom tokiais mažais žingsniukais. Aš iki operacijos, tai aš visai nejudėjau. Paskui nuvesdavo prie jūros, uždėdavo man kostiumą, įvesdavo į vandenį, aš prašiau, kad laikytų už rankų. Ir paskui ištraukdavo mane iš jūros ir perrengdavo. Ir, nu, žodžiu, labai globojo. O kiek jis globojo mane čia namie, tai tiesiog jam paminklą galima pastatyti. Kaip jisai perėmė visą ūkį į savo rankas ir supirkimas produktų ir pietų virimas ir bet kuris darbas, paguldyti, pakelti, vaistus priversti išgerti laiku, išeiti pasivaikščioti, kadangi aš nelabai norėdavau eiti. Taip, kad aš jam labai dėkinga. Volodya mokėsi kurso aukščiau teatriniam fakultete, aš kursu žemiau. Jis buvo tuo metu įsimylėjęs labai.
Iš viso jis labai buvo greitai įsimylintis. Ir jisai įsimylėjo vieną studentę. Aš jam ir sakau, nori, kad jie atkreiptų į tave dėmesį. Suvaidinkim, kad tarp mūsų romanas. Ir mes pasistatėm 2 kėdės, vieną priešais kitą, prie lango, atsisėdom vienas prieš kitą ir pradėjom šnekėtis. Ir pasidarė labai įdomu, kadangi pasirodė, kad jisai skaito knygas, kas reta buvo net ir mūsų aktorių tarpe. Kokia tai buvo meilė. Aš iki šiol matau, kad aš iš antro aukšto, aš antram aukšte gyvenau, bute privačiam, ir apačioj stovi Volodė ir užvertęs galvą, žiūri, reiškia, į mane. Ir aš pagalvoju, Dieve, jis taip galėtų suvaidinti Romeo, ir kodėl jam nieks neduoda to vaidmens. Посмотри, Соломон, какой тонкой ощущение сцены. Она вошла прямо на реплику. Я не уходила на строки. Я всю неделю прождала вас там, у ворот тюрьмы. Мне почему-то казалось, что ответ вам будет не так одиноко. Соломон, ты говоришь, что она недостойна сыграть Джульетту? О, говори, мой светозарный ангел, ты надо мной сияешь в мраке ночи, как легкокрылый посланец небес пред изумленными глазами смертных. Ромео! Ir tada aš jam padaviau skaityti Hamsuną, mano mylimas autorius, ir jisai su noru paėmė tą knygą ir perskaitė, ir jinai padarė jam labai labai gilų įspūdį. Ypač Panas. Потому что если я влюблен вот как сейчас, то прошлое для меня перестает существовать, и будущее тоже. Время! Ноль, Соломон! И женщина, которая сегодня меня посетит, она этого достойна. Šita knyga uždėjo antspaudą ant viso jo gyvenimo. Jisai visą gyvenimą, ypač ir su manim, tai jisai gyveno kentėdamas. Reiškia, jo tokia tema kūrybos atsirado apie nelaimingą įsimylėjimą. Это же я, дурак, не обрадовался. Ну как же? Его Величество зачастил в театр Дулю-Лейн. Ты какой почет! Я плачу на сцене, как бифштекс на сковородке, изображаю страсти Мавра. И не понимаю, почему зритель хихикает. Чего же не смеяться? Это каждый знает, чем занимается Дездемона с его лирическом после спектакля. Taip, kad jis dalinai suvaidino šitą savo temą. Bet tai buvo jo stipriausia tema. Ir pagrindinė tema, ir tą jis vaidino, tiesiog netalentingai, o gal ir genialiai. Поцелуйте меня, или я назову вас Генри Джеймс.
Я всего лишь уступил, испугавшись вашей угрозы. Боже мой, это был сумасшедший, что столько времени не целовал красивых женщин. Какой перемене в вашем настроении я обязан этим подарком? Не знаю, может быть, шампанскому. Не будем об этом больше. Да-да, договорились. Aš daviau interviu čia vienai tokiai poniai ir jinai paklausė, kaip Mironaitė žiūrėjo į Jefremovo talentą. Ir aš pasakiau, kad jinai laikė jį vidutiniu aktoriu, kuris iki gyvenimo galo turės vaidmenų, kadangi jisai puikus charakterinis aktorius. Bet aukštai jinai jo nevertino. Ir dėl to, kad ji nematė jo pagrindinių darbų. Ir žurnalistė išmetė tą galą, kad nematė jo darbų ir išėjo, kad jis vidutinis aktorius. O reikalas tas, kad mano mama dirbo Rusų teatre iki 68 metų, o Valodė atėjo į teatrą 63. Ir jis vaidino masuotėse, mažus epizodukus. Be to, jų santykiai buvo tokie gana įtempti, kadangi jis atėjo į mūsų šeimą, kai Mironaitė skyrėsi su Baltušiu ir namie būdavo baisūs skandalai. Baltušis išėjo iš namų ir Valodė iš paprastos tokios kuklios šeimos pateko į tokių menininkų, inteligentų, bet besielgiančių kaip paskutinės Turgaus bobos sferą. Ir kai matė ir muštynės, ir visokius, reiškia, skandalus, tai jisai, jo požiūris į Mironaitę buvo šiek tiek griežtokas. Jisai, nežiūrint to, kad jisai laikė ją labai talentingą ir puikią aktorę, bet jisai žmogiškai nulaikė, kad jinai neteisingai elgėsi. Žinot, dideli menininkai būna dideli egoistai. Ir čia jie susidūrė su mama, kaip abu jis būsimasis didelis menininkas, o jinai jau subrendusi. Ir daug jie šaltai priėmė viens kitą. Sunku buvo. Ir kai ateidavom į svečius, tai Baltušis tai vesdavo į virtuvę ir ten vaišindavo visus konjakų ir gėrimais, o bendroj kompanijoje. Tai jisai buvo, Valodė buvo toks, iš šalies. Žodžiu, jam trūko pagarbos iš kitų. Ką jis turėjo teatre ir visuomenėje ir mieste, jis turėjo pagarbą, pasigėrėjimą, jo žavėjimąsi ir meilę. Tai Mironaitės santykis buvo šaltas. Labai jis mylėjo sūnų ir labai jis mylėjo anūkę. Pirmoji anūkė dar gimė jam gyvam esant. Jis paimdavo ją iš mokyklėlės, vesdavo į dainavimą, į Liepaitės. Mes jau rašėmės, jinai muzikali ir labai klausą gerą turi.
ir Šliepaičių, prie Šliepaitės parvesdavo namo, pamaitindavo, paskui nuvesdavo į Liepaitės, Šliepaičių jau aš atsiimdavau, nes jis neturėdavo laiko, būdavo repetuoja vakare. Nu ir dovanas visokias pirkdavo, brangias. Ir jau kaip jis šokinėdavo apie ją, kaip jis pirkdavo vaisių krūvas, kad jinai pavalgytų, nes jinai saldumynų nemėgo. Tai. Ir visai tą savo mokėjimą mylėti scenoj, kas vis dėlto reta tarp aktorių, jisai jį išbarstė. Nu, neišbarstė, bet jis išskirstė po atskirus vaidmenis. Tai vienam, tai kitam vaidmenį tas pasireiškia. Ir jis gulėdamas pasakė ich sterbe. Tai čia tie žodžiai, kurie Knyper Čechovą rašo prisiminimuose apie Čechovą, kad jisai daktarui pasakė ich sterbe, aš mirštu. Tai paskutiniai žodžiai, kuriuos jis man pasakė. Мы с вами в Париже, в вашем любимом кафе. Мы бедны и совершенно беззаботны. Мы с вами возвращаемся после томительного рабочего дня. Мы встретились с вами по дороге в наше скромное жилище и зашли в ваше любимое кафе. Я поворачиваюсь к вам и говорю: что ты будешь пить, любовь моя. Тоже, что и ты. А что потом? Все, чего хочешь ты, любовь моя. Мерси. Это я должен вас благодарить. Вот, мы и попрощались.